Biudžeto finansų komitete atliekant parlamentinę kontrolę dėl vėjo jėgainių, kurios sukčiaudamas nemoka nekilnojamo turto mokesčio, registrų centras atsakė tiesiai šviesiai, kad tokią tvarką parengė aplinkos ministerija. Tai kada ministras planuoja tą tvarką sutvarkyti, kad ji būtų reali ir nesudarytų galimybę sukčiauti ir nemokėti nekilnojamo turto mokesčio. Akmenės rajono pavyzdys. Sukasi 22 jėgainės, registruotos tik 2. Pasirodo, taip galima. Ir žinau, užregistruoti nerealią kainą. Tai pasirodo irgi galima. Kada tą tvarką tvarkysite? Ačiū. Dėl vėjo jėgainių, tai nežinau, kurios turit pavyzdžius, bet girdžiu iš energetikos ministro, kad ten yra bandomasis režimas, galbūt nepriduota statyba, bet vėjo jėgainių nekilnojamo turto dalis skaičiuojasi stiebas, o turbina yra traktuojama kaip įrenginys, lygiai taip pat kaip gamykloje nekilnojamas turtas yra sienos, bet jeigu yra staklės viduje, tai nereiškia, kad jos tampa nekilnojamo turto mokesčio baze arba apmokestinimų dalykų, todėl turbūt traktavimas toks yra.